Sveiki, Ukrainos taikdariai nerimsta. Maskvoje žiauriai susprogdino Armeną Sarkasjaną, 46 metų, kuris buvo vienas iš vadovų Donecko opolčenijos, buvo Gorlovkos garbės pilietis ir į mirotvorco sąrašą įrašytas dar 2015 metų balandžio 1 Ukrainoje paskelbtoje paieška. Jisai 22 metais subūrė batalioną, jį finansavo ir paskui tas batalionas 2023 įėjo į Rusijos federacijos gynybos sistemą. Jisai buvo susprogdintas eidamas iš automobilio ir buvo labai didelės žaizdos ir jis nuo žaizdų ligoninėje numirė. Tokia vat yra naujiena, daugiau nieko nežinau. Kompleksas, žaloji kompleksalai parusa, kažkoks tai prabangus. Ir kita naujiena, kurią atsiprašau, visiškai 12 nakties tiražuoja Times of India, ten Hindustan News, ten The Sun, yra, kad Arestovičius išlindo, tai čia Zelenskio buvo patarėjas dešinioji ranka, ir pasakė, kad Kijevas jau seniausiai prakišo dėl savo arogancijos, dėl nemąstymo. Arestovičius ne vieną kartą išlenda ir pasako teisybę. Dėl nemąstymo, dėl arogancijos, kad prarado visus šansus dėrėtis, ir dabar jau kiti šaltiniai tą patį rašo, kad dabar jau Rusija nebesidėrės iš viso, nes visi šansai prapilti yra visiškai. Dar ryte aš jums pranešiau, kaip Zelenskis išlindo ir Trumpą kažkuo taip kaltino. Apskritai Trumpas atėjo prezidentauti tik tai sausio 20 ir užsiima iš viso ne Ukrainos karu. Jam įdomu išvaryti nelegalus, kurių ten labai didelis procentas yra kriminalinių nusikaltėlių, išdeportuoti juos, išsiųsti kariuomenę prie Meksikos sienos. Jis net neaprėpė to Kalifornijos gaisro ir tai, nors jam neina į pareigas, jisai ten skrido pas uragano aukas. Jam tiek Bidenas paliko tokio grūzo, bet aš šiandien žiūrėjau dar spaudos konferenciją, CŽV ar FTB, nežinau, kuri ten tarnyba darė spaudos konferenciją ir buvo minima, kad Bidenas ir Kamala Harris kalėjime, bet nebuvo parašyta, kuris Bidenas. Ir online ėjo spaudos konferencija ir buvo užrašyta Biden, Kamala Harris in prison. Ten dedasi labai įdomus dalykai ir šiandien dar kita bombinė naujiena, kad irgi CŽV atskleidė, kad Amerika finansavo to viruso, aš dar vis bijau minėti, nes visą laiką referuodavo ir sakydavo, kad vakcinos visos saugios nuo jo. Viruso tyrimus finansavo Vuhane, kad čia bendras su Amerika projektas. Tai čia yra visiškas skandalas. Tai čia irgi čia interneto informacija. Online spaudos konferencijos, bet baisu net patikėti ir baisu perreferuoti, nes anksčiau banindavo juodai. Ištisi kanalai, ištisi puslapiai uždaryti, jeigu neteisingai praneždavo apie virusą. Žiaurus buvo laikai. Ir tenai spaudos konferencijoje, ten tas CŽV ar FTB, neatsimenu, kieno vadas sako, taigi 20 milijonų žmonių mirė dėl šito viruso, tai gal turėtų atsakyti į klausimą atsakingi, kas finansavo jį. Tai iš pat pradžių buvo sakoma, kad kyšo Amerikos ausis, bet Amerikagi visą laiką yra nekalta. Dabar dar vieną naujieną sugaudžiau, kad tie Black Hawkai, kur čia kariniai sraigtasparniai, kur susidaužė su keleiviniu lėktuvu 64, kur skrido žmonės, ir kur, sakau, tokie keisti žaidimai vardais pavardėm, O'Hara pilotas, o paskui lėktuvas kliudo 64 metų oro uostų darbuotoja O'Haros oro uoste. 64 O'Hara. Black Hawk užsitrenkė Bideno administracijos darbuotoja, nors jinai yra kariuomenės oro pajėgų kapitonė, jinai kažkokiu tai būdu pas Bideną dirbo. Tai matyt, labai daug paslapčių žinojo iš tikrųjų. Kad neliko nieko kito, tik šitą parazitinę savižudišką skrydį atlikti. Ir viskas, matyt, laukia ilgi metai kalėjime. Kažką, matyt, prisidirbus buvo.
jos net pavardė nebuvo atskleista. 3 dienas buvo melaginga pavardė ir net nurodyta, kad ten vyras, nes šeimos nariai nesutiko. Paskui sutiko, gal pas juos į namus FTB atvažiavo. Tai va, tai naujiena tokia, kad Black Hawk pastebėta labai daug visur. Kariniai sraigtasparniai pakelti, tai jie visur skraido, visur maskatuojasi ir vat atsitrenkinėja į keleivinius lėktuvus. Tiesiog karo parengtis matyti yra Amerikoje. Nes ir Meksikos šitą kariuomenę užpuolė Amerikos karius pasienyje. Gali kilti masiniai neramumai dėl nesugebėjimų spręsti gaisrų problemą, spręsti uragano problemą. O šiaurės dalyje Amerikos šalčiai baisus, tai ten irgi kitos problemos. Ten karšta apačioje, ten šalta, toks kontrastas. Na, tai čia vat šitom temom pašneku dėl ugnikalnių, ten žemės drebėjimų patys stebėkit, tik tai noriu perspėti, nors Graikija yra 3000 ar kiek kilometrų nuo mūsų. Kažkas tikrai virš 2000, tai tikrai žinokit, jeigu ten išlys ugnikalnis, tai dulkės ateis iki Lietuvos ir čia jums ne chemtrailas ir ne G5. Bet noriu pradžiuginti, kad šiuo metu, kai aš kalbu, virš Lietuvos yra mėlynas dangus, kietųjų dalelių. Nu iš viso ten 10 ar 20, tai norma yra 50. Mėlyna, gražu, kažkokios oro masės viską išvalo, tai mes čia pakankamai švariai šiandieną kvėpuojam, tai yra fantastika, nes dažniausiai virš Vilniaus yra didelė tarša, virš Kauno tai pusės miesto yra tarša, o šiandien virš visos Lietuvos ir vakar labai gražus dangus, tai čia yra fantastika. Aišku, jeigu įsijungi CO, tai CO visą laiką kabo, tas damoklas. Jisai gali būti ir gamtinis, iš tikrųjų, jeigu jisai kabo virš visos žemės, tai jisai ir iš kosmoso gali kažkoks tai eiti. Tai jeigu gamtinis, tai kaip sakyti, ir nekenkia, mes pripratę prie jo, mes prie daug ko jau esame pripratę. Tai tiek, gerbimieji, labos nakties.